Šeštadienį Vilniuje buvo sužaistos pirmosios Vilniaus Flamingo Volley komandos namų rungtynės Baltijos lygoje. Rezultatu 2-3 vilniečiai turėjo pripažinti svečių iš Estijos Talino Selver komandos pranašumą. Žiūrovų pilnoje SM Taurės salėje mačą geriau pradėjo Selver ir vedami Australo Lincolno Williamso laimėjo pirmus 2 setus. Trečiajame sete vyko atkakli kova. Kokybiškesnį žaidimą demonstravo Vasilijaus Burakinskio auklėtiniai, trečiąjį setą laimėjo rezultatu 25-21. Rungtynių iniciatyvą perėmė vilniečiai 25-18, įveikė estų ekipą ir ketvirtajame sete. Mačo baigtis sprendėsi penktajame sete, kuriame nesykio ne pirmąją Flamingo Volley turėjo pripažinti varžovų pranašumą 15-11. Nugalėtojų gretose tiesiog nesustabdomai žaidė estų komandos legionierius Lincoln Williams, pelnęs net 36 taškus. Šeimininkams 15 taškų pelnė Robert Juchnevič, 13 pridėjo Edvinas Vaškelis. Mūsų komando pasirodymas šiandien džiugina, bet labiausiai džiugina tai, kad mes antras varžybas sulošėme truputį geriau negu pirmas, trečias sulošėm geriau negu antras ir iš esmės svarbu, kad mes toliau progresuotume. Kas nutiko trečiam sete, kad perėmėte iniciatyvą ir laimėjo 2 setus iš eilės? Manau, kad čia galėjo vykti 2 dalykai. Pirmas, kad iniciatyvą paleido jie, vis dėlto jie ten truputį taip pat sumažino spaudimą, vienas dalykas. Antras dalykas, pas mus atsirado mažiau kaip čia pagarbos varžovams, pamatėme, kad galim žaisti. Tiek. Ko pritrūko paskutiniam sete, nepavyko išplėšti pergalės? Penktam sete nebuvo nei vieno momento, kai mes pirmavome, mes atsilikinėjome nuo pat seto pradžios, tai iš esmės manau, kad mes ten išplėšti nieko negalėjome, jeigu jie daugiau klystų, mes laimėtumėm, bet šiaip pritrūko solidesnio žaidimo, atakuojant po mūsų priėmimo. Before we go and discuss about the game, actually I have a very good feeling that Vilnius is back in the league, because I think the last year was 2008-9, something like this, and it's good to have Vilnius back inside the Baltic League, and now we have again full Baltic countries. About the game today, we were able to keep our strategy. The first 2 sets very good actually. I think they changed the rotation, they changed the opposite. It takes time to get used to the new style, but actually Vilnius team was playing coordinated volleyball. For sure I can see that they have their ideas. They try to keep the ideas and they follow. They play very coordinated volleyball actually, and they start to serve from the third set much more better, because I think first set they have a lot of mistakes, but from the third they were doing floater, very good speed, and also Usti jumpers. Vilniaus Flamingo Volley po šių varžybų 4 taškais Baltijos lygoje rikiuojasi 7. Nema per aukštą pakėlimą.